Sveiki, esu Ričardas Berankis, daug keliaujantis sportininkas, tenisininkas. Mano darbas reikalauja pastoviai būti kelyje, taigi labai patogu naudotis išmaniuoju telefonu. Pristatysiu programėles, kuriomis dažniausiai naudojuosi keliaudamas. Pirmoji tai būtų WTA ATP Live Scores. Ši programėlė yra labai naudinga visiems besidomintiems tenisu, nes galima stebėti visas naujausias žinias apie tenisą, visus naujausius rezultatus, praėjusių, vykstančių ir ateinančių turnyrų lenteles ir tvarkaraščius. Asmeniškai bent jau mano viena pagrindinių programėlių tai BBC Sports. Šioje programėlėje galima surasti daug visokiausių sporto šakų, karščiausių naujienų apie rezultatus, įvykius ir daug kitokių visokiausių sporto smulkmenų. Kai noriu atsipalaiduoti ir nieko neveikti keletą minučių, laisvalaikiu dažnai pažaidžiu žaidimą Angry Birds, kitaip lietuviškai tariant, tai yra piktieji paukščiai, kur iš paukščiukų reikia šaudyti kiaulytes. Dar viena programėlė, kurią dažnai naudojasi, tai IMDb programėlė. Atsisiuntus šią programėlę galima sužinoti visas naujausias žinias apie tik ką išėjusius Hollywoodo filmus ir ne tik Hollywoodo. Keletą paspaudimų užsikraunu savo norimą filmą ir iš karto pradedu žiūrėti. Patarimas daug keliaujantiems, nes yra tokia programėlė, bent jau aš ją asmeniškai naudojuosi, tai yra Check My Trip, kuris suteikia visą informaciją apie visą kelionę, skrydžius ir netgi orų prognozes ir ar pavyks tam tikrų laikų atskristi į tam tikrą reikiamą vietą. Patogu, kai visą informaciją randi savo delne.